Sveiki visi, laba diena, dar kartą įsijungus Love Streams Running eterį. Su jumis vėl šiandien Arnas, vėl Audiotekos studija. Ir trečias Recovery Talks epizodas iš eilės, tai turim ką pakalbinti, tai nepykit labai dėl to, bet jau kitas epizodas bus bėgimo mokyklėlės epizodas, tai galit net ir dabar komentaruose užduoti klausimus, nes darysim klausimų atsakymų sesiją, tai viską, kas yra susijęs su bėgimų sportu ištverme, galite drąsiai užduoti ir kitą epizodą jau pažadam bėgimo mokyklėlės. O Recovery Talks rubriką darom trečią iš eilės, nes turim tikrai neeilinę progą pakalbinti labai aukšto meistriškumo sportininkę ir visą laiką džiaugiamės, kai mūsų studiją gali ateiti olimpiečiai, o šiandien turim ne tik olimpietę, bet dar ir bronzos medalio laimėtoją ir irkluotoją Viktoriją Senkutę. Tai sveiki žiūrovai, labas Arnai, labai malonu čia būti. Taip, iš tikrųjų, šiandien, kai Viktorija atvyko į studiją, sužinom, kad jinai yra labai didelė Audiotekos fanė, sakė, kad klauso visas knygas, visus podcastus ir kai stovyklose būna, tiesiog prasmingai praleidžia laiką, tai Audioteka nori padovanoti Viktorijai 12 mėnesių Audioteka Club prenumeratą. Tai prašau. Kaip faina, ačiū labai, tikrai aš esu Audiotekos didžiausia fanė, esu perklausęs 100 knygų, klausau visus podcastus ir sportuojant, ypač per ilgas tas Zone 1 treniruotės, pasileidžiu audio knygą, man nuramina mintis ir tiesiog ruošiantis treniruotėms, tai vienas iš game changer, nes ne tik atsipalaiduoji, bet ir kažką išmoksti. Super, tai bėkit klausyti audio knygų ir jūs, nes, kaip Viktorija sakė, sportuojant ne tik tai raumenys turi dirbti, reikia ir smegenim duoti veiklos, tai žiauriai daug gerų tikrai knygų ir saviugdos, ir apie finansus, ir apie sportą, apie viską, tai tikrai atrasit tai, kas jums tiks. Taip, tai tikrai popušė studija mūsų tokie pašnekovai ir šiandien labai pasistengsim tave išnarplioti, pakalbėsim apie sportą, apie gyvenimą, apie irklavimą ir čia toksai gal visai neįprastas mūsų auditorijai, gal sportas, tai truputį pabandysim susipažinti su juo ir iš tikrųjų prie jo dar prieisim, bet dabar toks kiek čia šiek tiek daugiau negu 2 mėnesiai praėjo po olimpinio medalio laimėjimo. Tai toks iš karto riebus gal klausimas tau, kaip tavo gyvenimas pasikeitė tapus olimpinė prizininkė? Tai tuos pirmus mėnesius tikrai gyvenimas buvo labai pasikeitęs, kur itin tiesiog būdavo, kad 10 kartų per dieną telefonas suskamba, nes ar interviu, ar kažkoksai tai kitas pasiūlymas, bet tas atrodė labai overwhelming, nes mes kaip irkluotojai šiaip nepratę to dėmesio gauti ir niekada nebuvau pratus prie jo, tai labai daug tokių gavosi pasiūlymų, bet jie malonus, viskas gerai, tiesiog kartais atrodo, kad per daug vienu metu, bet labai stengiuosi dabar viskas kaip yra primo, tai tie pasiūlymai pasidarė tokie pavieniai, tai jau man ir smagiau pačiai ir tiesiog juos priimti. Okay. Tai kas buvo sunkiau, 2 mėnesiai iki olimpinių žaidynių ar 2 mėnesiai po? Tikrai 2 mėnesiai po, sveikata irgi neatlaikiant, tikrai čia pirma vieta, gal kur tai pasakysiu, bet tikrai buvo ir nerimo priepuoliai po olimpinių žaidynių, kur tiesiog atsikeliu ir atrodo, kad man širdis sustos ar kažkas, kad aš mirštu, nes tiesiog permušnėja širdį, nes tiek daug streso buvo, žiniasklaidos tas dėmesys, giminės, draugai, artimieji, aišku, jie tokie labiau supratingi, bet iš tos žurnalistų pusės buvo, kur skambina, jūs čia turit man būtinai interviu duoti ir panašiai, tai tikrai buvo toks etapas, kur per psichologiją labai kirto ir, sakykime, buvo sudėtinga, o dabar tiesiog fiziškai sudėtinga, nes imunitetas tiesiog neatlaikė ir teko biškį pasirgti. Okay. Tai va, bet atsistatinėja ir jau tikiuosi greitai grįžti į režimą, bendrai tiek psichologinį, tiek fizinį. Okay. Šiaip čia gal toksai, nežinau, kiek norėsi dalintis, labai toks atviras gal klausimas, bet ar žurnalistai neperlipa kartais tų žmogiškųjų ribų ir kaip tu, ne tik kaip sportininkė, bet kaip ir žmogus, ar pavyko, nežinau, nubrėžti ribas gal net ir savo pačiai ir kitiem? Po olimpinių žaidynių pavyko geriau ir taip pat ir olimpinėse žaidynėse buvo vienas žurnalistas, kur tiesiog mūsų rutina po
starto yra visiškai kitokio nei kitų sportininkų. Mes turim plaukti tenais į kitą trasos dalį, turim padaryti 40 minučių atšalimą, dar kažką, tada grįžti, kol pasidedi valtį. Tiesiog ilgas procesas, kažkur 1,5 valandos užtrunka, o žurnalistai laukia mūsų nuo mūsų starto. Tai reiškia, kad jie gali laukti net apie 2 valandas, kol mes ateisim ir galėsim duoti jiems interviu, kadangi bėgam su medikais, ten darom visokį atsistatymą, kad kuo greičiau po to atšalimo. Ir buvo vienas, kur žurnalistas atėjo ir buvo labai nepatenkintas, kur jūs buvot, ką jūs veikėt. Kaip jis ten pasakė, kodėl olimpinė čempionė atėjo per 15 minučių, o tu atėjai po 2 valandų. Ir aš sakau, jūsų klausimai šiandien baigėsi ir viskas, tiesiog. Ir paskui jisai vėl ir po medalio irgi kažkokius tokius buvo, matosi, kad žurnalistas tiesiog nori išprovokuoti, kažką tokio pasakyti, kad jo straipsnis būtų skaitomesnis ir tiesiog nejaučia ribų, kad mes irgi žmonės ir mes visai Lietuvai norim tas rezultatus atnešti, čia ne jie vieni čia dirba. Tai tiesiog toksai, aišku, jiems sunku suprasti mus, bet ir mums sunku suprasti juos, bet irgi, gal aš suprantu, karštą ir panašiai, bet aš turiu savo rutiną ir aš jos dėl to negadinsiu. Taip, tai čia gal toksai labai priminimas, tai ir iš žurnalistų pusės, čia dažnai matom ir iš trenerių pusės, kad sportininkai nėra tik sportininkai yra visų pirma žmonės, tai reikėtų tikriausiai gal ir bendrauti ir apskritai viską žiūrėti, pirmiausiai iš žmogiškosios pusės, paskui jau iš profesinės. Tikrai taip. Tai pakalbėkim šiek tiek apie sportą tavo šaką. Irklavimas, tai papasakok šiek tiek daugiau apie jį, kokios būna rungtys, kokią rungtį tu pati tiek ir olimpinėse žaidynėse atlikai, tiek šiaip propaguoji. Ir apskritai atsakykime tą klausimą, ar plauki valtį, ar baidarį, ar kanojai. Tai pradėti nuo pradžių, kad irklavimas yra jėgos ištvermės sportas, mes nesam sprinteriai. Mes turim vienintelę rungtį, tai yra 2000 metrų, 2 kilometrai ir tiesiog keičiasi valtis. Gali būti vienvietė, dvivietė, keturvietė arba aštuonvietė. Tai tom tik tai ir skiriasi, visą laiką visi darom tą patį atstumą ir didėjant valčiai įveikimo laikas trumpėja. Bet kuo mes skiriamės nuo kitų sporto šakų? Kad mes iš karto užkeliam savo laktatą ir su tuo laktatu mes važiuojam visą laiką. Tai toksai biški kentėjimo, tas toksai, jis greit nesibaigia ir visą laiką stengiamės lavinti ištvermę ir paskui jėgą ir visą tą sudėti. Tai va, ir klotai akademistai, mes dar vadinamės akademinis irklavimas, irklavim valtyje. Super, tai ne baidarė. Ne baidarė, ne kanoja. Ok, gerai. Tai labai trumpai gal dar apie pačią rungtį, 2000 metrų yra pas jūs, nes, pavyzdžiui, bėgime lengvoje atletikoje yra skirtumas tarp 2000 metrų ir 2 km, 2 km yra bėgami plentu, 2000 metrų bėgami stadione, tai ar 2000 metrų, ar 2 km yra tas pats? Pas mus visiškai tas pats, jo distancija suskirstyta į 4 dalis po 500 metrų, aišku, dar turim atžymas kas 250 metrų, kadangi mes esam vienintelė sporto šaka, kuri kerta liniją nugarą, nematom savo finišo linijos, kol jos nekertam. Tai dėl to mes turim labai daug atžymų, kas 250 ir kas 500 metrų distancijoje, spalvotais burbulais, kad matytume, kur mes esame ir kiek mums liko. Gerai, šiaip labai įdomu, nes bus labai įdomu dar, kai jau pakalbėsim ir apie pačias varžybas, kaip viskas atrodo iš valties perspektyvos, bet dar tokį klausimą, tu olimpinėse žaidynėse finale 2000 metrų įveikiai per 7 minutės 20 sekundžių ir ten 90 kažkas tokio, tai čia yra aukščiausias olimpinis moterų lygis, nugalėtojai berods 3 sekundėm atsilikai, kažkas tokio. Koks būtų respektabilus laikas žmogui, kuris pirmą kartą įliptų į valtį, sakykime, jeigu tu taip pažiūrėjai, sakytum, tu čia turi potencialą, jeigu, kad žmonės daugmaž suprastų tą tokį atskirimą nuo pro lygio ir tiesiog įlipimo į valtį. Oi, kažkaip labai sunku pasakyti, aš bandau prisiminti iš karto savo kažkokius tai jaunimo ar jaunių laikus, tai vien iš 8 minučių išlipti būdavo labai sunku, vien jau sportavus nemažai metų. Tai aišku, mūsų įtakoja vėjas prieš ar pavėjui ir panašiai, bet sunku net pasakyti, jeigu tik įlipęs žmogus į valtį, jeigu neišsivers, tai labai gerai. Tai jau pliusas yra, jeigu tiesiog išbūsi. Jeigu tiesiog išbūsi jo ir galima pasimėginti
irklavimo ergometro, kur yra crossfite dažnai naudojamas, tai tenai, jeigu jau žmogus išlipa iš 8 minučių, sakykim, tai aš jau sakyčiau gera pradžia. Okay. Konceptas vadinamas, ne? Gal tai populiaresnis terminas. Tai pabandykit, kas į salę vaikšto iš 8 minučių. Arba čia šiaip iššūkis bėgikam, nes, tarkim, 2000 metrų prairkluoti ir 2000 metrų prabėgti per 7:20 jau yra reikalų. Tai pabandykit savo kojom tą padaryti ir tada, jeigu ką, į valtį įlipkit. Gerai, tai manau, kad tokius jo visai gal pagrindus susidėjom, suprasim dabar tikrai geriau, kas yra tas irklavimas, tai pabandykim dar truputį Paryžiuje pabūti ir bronzos medalis iškovotas taip, įspūdingai, sakyčiau, nes dar po 1500 metrų tu buvai 4 pozicijoje ir tik tai per paskutinius metrus realiai tą pergalę iškovojai, pergalę galima tikriausiai taip sakyti. Tai kas šiaip, kaip atrodo irklavimas iš tavo perspektyvos valtyje, kiek tu matai varžovų savo, kaip sakai, finišas yra nugara į tave, tai papasakok truputį, kas dedasi per tos 2000 metrų. Iš tikrųjų, kaip ir paminėjai, kad viskas vyko paskutinėse metruose, kur laktatas pas visus buvo labai aukštas, buvo labai sunku, labai skaudėjo, bet čia išlindo psichologija. Ir manau, kad psichologija yra vienas svarbiausių dalykų. Ir kaip tik prieš kelias dienas peržiūrinėjau savo olimpinių žaidynių startus, nes nebuvau jų žiūrėjus dar, išskyrus ten finišą. Nenorėjai žiūrėti, sunku buvo? Ar... Kažkaip nebuvau pasiruošus, atrodė, kad ne aš ten padariau kažką. Ir dabar kai tokia forma visiškai nukritus žiūriu ir galvoju, kas ta mergina? Tai jo ir stebėjau, kaip aš elgiuosi starte, tarkim per ketvirtfinalį taip jaudinausi, kad pamiršau įjungti savo kompiuteriuką, mes turim tokius kompiuteriukus ir tenais viskas prasideda nuo 2000 metrų ir tada tie skaičiai mažėja, matai savo greitį, matai savo tempą, tai gali įsivertinti maždaug kiek liko, kokiu tu greičiu važiuoji ir tu dar gali pakelti, nes vis tiek per treniruotės mes taip pat matome tos skaičius, tai startas iš vis... turime tokį šviesoforą, užsidega žalia lemputė ir važiuojam tada, nes yra ir garsas, bet pagrinde šviesa, nes kadangi šviesa greičiau keliauja, tai taip ir matyti savo konkurentės, čia reikia labai ilgai negalėjau įvertinti, kad pavyzdžiui aš pasuku galvą ir man vis atrodydavo, kad jos labai toli, nors iš tikrųjų žiūriu video, tai aš čia taip arti buvau, galėjau dar biškį paspaust, kur realiai, jeigu tu pasuksi galvą ir pagalvosi, kad jos labai toli, gali tiesiog psichologiškai, tarkim, viskas, aš jau čia nebepavysiu. O jeigu pasuki galvą, jos dar jos ne taip toli iš tikrųjų ir psichologiškai, automatiškai visiškai kitaip pradedi dirbti. Tai, tobulai suirklavau tiesiog galbūt ne fiziškai, bet psichologiškai tikrai savo olimpinių žaidynių finalą ir kiekvieną kartą, kai pasukdavau galvą, nes žinojau, kad Australija bus pagrindinė mano konkurentė, nes net nemaniau, kad taip ilgai laikysiuosi ir prie Zelandės, ir prie Olandės, bet tiesiog, kai pamačiau, kad jinai nėra taip toli, žinojau, kad jai tiesiog pakentėsiu, tiesiog susikaupsiu, įtikinsiu save, kad Vika, tu gali tenais, visokio aš ten prisigalvoju savo frazę, nes 2 km, vis tiek 7:20, turi su savim kalbėti, turi savo įtikinti, kad tu čia labai gerai, tau sekasi 500 metrų, viskas, tu ją tikrai paimsim tokia, kaip sakai kitam žmogui ir juokinga, bet iš tikrųjų, jeigu tu tiesiog bus tyla galvoj, įlys blogos mintis, tai va taip. Okay. Tai čia labai gal rezonuoja iš tikrųjų esi minėjai šitą dalyką ir pati, kad fiziškai galbūt net ir nesijautei, kad esi top 3 olimpinės žaidynės, top 3 formos, bet čia apskritai, kai kalbam, kad olimpiadoje jau yra geriausi susirinkę sportininkai, olimpiniam finale yra geriausi iš geriausių ir akivaizdu, kad visi yra labai labai stiprus, bet iš to, kad tu sakai, panašu, kad jau nebe fiziškumai, bet psichologija atskiria, kas bus pirmas. Nebent aišku, turim kažkokių ten super talentų arba tiesiog labai stiprių sportininkų, kurie yra pusė ar visą galvą aukštesni negu kiti, bet iš esmės tie tokie marginal gains vadinami, tai jau ateina ne iš fizikos, o iš psichologijos labiau, ne? Jo, reikia rizikuoti, reikia nebijoti ir kaip mano treneris pasakė, berods čia prieš
prieš patį pirmą plaukimą ten hitas buvo ir jisai sako, olimpinėse žaidynėse net Zimbabvė iššauna, nes realiai visi rizikuoja. Tave gali skirti viena vieta ir tiesiog visi rizikuoja ir reikia rizikuoti ir tau, jei nori pasiekti aukščiausio rezultato. Okay. O šiaip kaip skiriasi ir tas psichologinis pasiruošimas ir jaudulys einant per kvalifikaciją? Ketvirtfinalį, pusfinalį, finalas, ar jau kaip sakai, prieš ketvirtfinalį baisiai jaudinaisi, pusfinalis atrodo iš viso yra tas toksai arba pakliūsi, arba ne, jau finale jau viskas kaip ir apsiramina, kaip tavo atveju buvo? Hitą mes turime ir jeigu tu iš hito tiesiai nepatenki, dar pas mus yra toks dalykas kaip paguodos plaukimas. Tai prieš hitą aš nelabai jaudinaus, tiesiog galvoju, pabandysiu savo gerą techniką ir tiesiog stengiausi į techninius aspektus. Tuomet po hito ėjo ketvirtfinalis ir ketvirtfinalis man yra pats baisiausias, dėl to, kad tu arba išeini į 12, arba tavo aukščiausia vieta bus 13 ir viskas. Ir tada galvoju, o Dieve, tu gali taip arti būti kad ne tai, kad tu net į finalą neišeisi, bet 13 vieta jau viskas atrodo. Tai dėl to aš prieš ketvirtfinalį labiausiai jaudinaus, pusfinalį aš nesijaudinau visai irgi tiesiog žinau, kad jeigu atliksiu gerai darbą ir ne kartą esu išėjęs į finalą, tai kažkaip jaučiaus labiau pasitikinti savimi prieš pusfinalį nei prieš ketvirtfinalį, nes tiesiog toksai atrodo labai lengvai gali suklysti ir nebegalėsi grįžti, žinai. O finale tiesiog žinojau, kad niekada nesu gerai suirklavus finalo dar iš tikrųjų. Ir galvoju, šį kartą privalo būti kitaip, bet neturiu savęs spausti, o tiesiog vėl fokusuotis kaip per pirmą plaukimą. Techninius aspektus, savo mintis, psichologiją ir stengtis per daug netitrūkti nuo pirmųjų, kad galėčiau pasivyti gale. Čia šitoje vietoje dar visai norėčiau giliau įlįsti ir pasakyti, kad niekada finaluose gerai nesisurklavusi, o dabar pavyko. Ar taip prie to prisidėjo, nežinau, kažkoksai darbas iki tol, specialiai tam ruošėsi kažkaip, galbūt dirbai su sporto psichologu, terapeutu, ar šiaip, ar jo yra kažkoksai skirtumas, kas galbūt atrakino kažką naujo? Jo, tikrai dirbau su sporto psichologu. Aš anksčiau lankydavaus pas sporto psichologą reguliariai, bet dabar esu tokiam lygiai, kad kai pajaučiu, kad man reikia, aš nueinu, mes pasikalbam, išsigryninam tos dalykus, jis man pasako, ką daryti ir viskas. Aš tada jau darau, savarankiškai dirbu ir tiesiog taip nebereikia to reguliaraus lankymosi pas psichologą, bet tikrai treniruočių metu stengdavau savo sakyti tuos visus, Vika, tu gali ir kiekvieną, kas kažkiek metrų, kaip aš jaučiuosi, tiesiog visiškai taip pasiruošti ir dieną prieš finalą, tarkim, buvo treniruotė ir aš starte atsistojau ir viskas, nuo starto iki finišo nesustojus ir klavau ir sakiau tuos dalykus, ką aš sakysiu rytoj finale. Tiesiog viską nuo pradžios iki galo ir tada dar finišavau, pasukau galvą į švieslentę ir pamačiau, kaip užsidegė tos šalis ir trejetukė buvo mano. Ir viskas. Ir kitą dieną taip ir įvyko. Ir tiesiog tas taip svarbu yra, man atrodo, ir labai kartais nuvertinam. Ir anksčiau negali savo, mes su pusseserė neseniai kalbėjome, jinai irgi užsiminėjo autosportu. Ir sako, aš negaliu savo pasakyti, kad aš savim tikiu, jeigu aš, netikiu. Bet reikia daryti fake it till you make it. Aš tą patį dariau, man irgi pirmi ten keli kartai atrodo, ką aš čia sakau, aš netikiu juk savim, bet sakai ir pramuša, taip liaudiškai tariant, po kažkiek laiko tu, gal ir gerai čia viskas. Ir toksai, kur turi įtikinti save, nors iš pradžių ir netiki. Ir man tas pats buvo, kur sunku patikėti, jeigu netiki, bet įsivažiuoju. Bet iš esmės laimėjai bronzos medalį, nežinau, ar mintise bronza buvo, bet laimėjai medalį mintise, paskui ir fiziškai pavyko tą padaryti. Jo, tikrai manifestavau nemažai. Bet jeigu čia nepaslaptis, ar buvo kažkokia prizmė, per kurią eini, nes kai kurie žmonės, čia mes irgi kalbinom daug pasiekusių sportininkus, tai vieni eina per šiek tiek gal agresijos prizmę kažkokią, kiti eina per dėkingumą savo ir kitiems, tai ar tu atradai savyje kažkokią savybę ar kampą, per kurį eini į tą atradimą, kaip savo padėti? Jo, aš gal sakyčiau per tą dėkingumą savo kūnui, tikrai ne per agresiją, ne per pyktį, o per kažkokį tais pasitikėjimą savim, tuo darbu, kurį aš padariau namie, su treneriais, su psichologu, tiesiog
visą savo kelią, kuris mane atvedė iki tos akimirkos, tiesiog absoliučiai dėkingumą ir supratimą, kad ne veltui visi dalykai prieš tai įvyko, kad aš atsidurčiau čia ir tiesiog viskas taip magiškai kažkaip susidės ir tiesiog tuo labai tikėjimu savim, savo jėgom, savo komandą, savo treneriais ir absoliučiai visais žmonėm aplink, tas labai svarbu. Geras, fine. Tai ačiū labai, kad pasidalinai. Ir ta akimirka, kai iškovojai medalį, kai kirtai liniją, kaip suprantu, pati iš pradžių net nesupratai. Transliacijoje mums Lietuvos vėliavą išmetė anksčiau, pamatėm, bet kada tu supratai tą ir kokia buvo pirminė reakcija? Jo, tiesiog, kai liko 200 metrų kažkur, aš pasukau galvą ir matau, kad mes esam kažkur apylygiai. Ir viskas, tada daugiau nebesidairiau, jau ten tos irklus vos palaikiau, jau reikėtų taip laikyti, aš ten taip įsikibus, nesvarbu, žodžiu, galvoju, padarysiu, kaip darau namie ir viskas bus gerai. Bet tu finišavęs, kadangi finišavai nugarą, mano varžovė buvo labai toli nuo manęs, jinai buvo visai kitoj pusėj. Ir tiesiog pažiūrėjau, atsisukau, žiūriu į švieslentę ir kai užsteigė Lietuvos vartus, aš tiesiog džiaugiausi, bet nebuvo kažkokio tai visiškos, kaip čia pasakyti, kad aš čia noriu alpti ar kažkoks toks persmelktas dalykas, nes aš vakar tą patį mačiau. Mintise jau. Tai jo, vakar mintise tą patį mačiau, tai tokia buvau kaip ir labai džiaugiausi, bet to pačiu ir, aš jau jaučiau šitą dalyką, tai, bet paskui, kai išlipau ant tiltelio, tai iš vis nesupratau nei kur eiti, nei kas vyks, aš pirmą kartą, tai toksai tikrai buvo įdomus dalykas, bet jo nesupratau iš karto, nes reikėjo palaukti keliasdešimt sekundžių, kol ten užsidegs Lietuvos vardas. Okay. O kaip dabar, tos dar čia irgi iš per emocinę prizmę jau porą mėnesių praėjus, kaip dabar vertini visą tą situaciją ir šitą pergalę? Ar džiaugiesi savim labiau, ar nežinau, jinai tau kažkokia yra didesnė, jau nusigulėjusi yra? Jo, gal dabar labiau suprantu, koks tai pasiekimas ir kad tai yra labai didelis pasiekimas ir kad tie, sakau, visi metai nenuėjo veltui ir kad aš viena savo rankom kojom, ta prasme, kirtau liniją ir užsidirbau tą medalį ir visai Lietuvai galėjau padovanoti tą džiaugsmą. Tai jo, dabar suprantu geriau, nes pirmos tos akimirkos tiesiog atrodo kūnas žemėje, bet galva kažkur tais ore. Okay. O čia gal toksai šiek tiek sunkesnis klausimas, bet į šitas olimpinės žaidynės nepabijosiu gal to žodį, sakė, nevažiavai gal kaip net ir prizininkė ant popieriaus, sakykim taip, gal nedaug kas tikėjosi, bet dabar, kai iškovojai bronzos medalį, nebesi juodasis arkliukas, jau yra ant tavo pečių uždėta našta, tai kaip tu pati su to, kaip jautiesi dėl to ir kaip manai, kiek tai papildomo streso kelia ateities startam? Tikrai prieš olimpinės žaidynės visiškai nesijaudinau, nebuvo visiškai jokio spaudimo. Aišku, buvo toksai sunkus momentas, kai prieš pat išvažiuojant tą fizinę formą, kai tu esi nuovargy toj duobėj ir pailsėsi ir tada viskas bus gerai, bet toj duobėj buvo taip sunku, aš ten grįžau namo, aš verkiu, nes aš negaliu pairkluoti, kaip išvažiuosiu į olimpinės žaidynės, kaip čia viskas vyks, bet pasitikėjau planu, treneriu tiesiog save raminau, kad viską treneris teisingai sudėlioja mums ir viskas žaidynėse bus gerai. Mes ten ilgai buvom 2 savaitės, tai spėjom atsigauti ir viską susitvarkyti. Ir manau, man padėjo tas, kad nebuvo jokio spaudimo. Aš mačiau, kaip mano kolegos, kurie su tuo spaudimu važiavo, kad tikrai yra sunku ir gali visi sakyti, kad man nerūpi, ką ten sako, bet jo, aš buvau ir social media išsitrynus iš tikrųjų visus šitus, kad man netrukdytų, aš žinau, kas man tinka, man reikia būti ramiai, kad žinučių neatrašinėti, su artimiausiai žmonėm bendrauti ir iš vis nukreipdėmėsi nuo to. Bet labai stengiuosi pasakyti, kad aš neprivalau dabar kiekvienas varžybas vežti medalių, aš neprivalau dabar visą laiką būti finaluose, aš tiesiog noriu toliau mėgautis to sportu ir nenoriu, kad mane taip spaustų ar kažkokia būtų našta. Aš žinau, kad jinai bus, bet kai jinai bus, tai tada žiūrėsim, nes reiks kažkaip susitvarkyti ir tikrai, manau, kreipsiuosi ir į psichologą, kaip man
tas mintis atskirti, kad čia yra žmonių lūkesčiai ir čia yra mano lūkesčiai, nes mano lūkestis yra, kad man būtų smagu, o žmonių lūkesčiai yra, kad būtų medaliai. jo, čia šitą jau esam pastebėję istoriškai, kad jeigu jau iškovoji vieną medalį, nu, tai jau žmonės viskas. Jeigu nepakliuvai daug dėjų į finalą, tai jau nieko vertas praktiškai, nors kaip pagalvoju, nu, čia vis tiek aukščiausias. Bet tai, kas irklavimą žiūri, gal aš dar tikiuosi to, kad pamiršo apie tą irklavimą. Tai va dabar mes čia papasakosim apie tą irklavimą, tai, nu, auditorija nėra kažkokia labai didelė, bet, nu, porą tūkstančių žmonių gal šiek tiek geriau sužinos šitą sportą ir gal stebės labiau, nes viso šito misija ir yra plėsti žinią, platinti ir tikėtis, kad tas susidomėjimas didės tiesiog. Tai vat, žinau, galimai, kad turėsiu šiek tiek daugiau fanų po šito ir akių, kurios stebės tave. Šiek tiek apie rutiną užsiminiai, kad mėgsti, numatosi, kad šiaip esi rami tokia, viską į stalčiukus tikriausiai mėgsti susidėlioti tvarkingai ir fizinius, ir psichologinius. Tai pakalbam šiek tiek apie treniruotės, ko reikalauja irklavimo sportas, kaip atrodo jūsų treniruočių režimas ir paskui jo dar įlysim giliau į visą šitą dalyką. Jo, tai žiemą ir vasarą mūsų treniruotės labai skiriasi ir skiriasi, ką mes darom ir kiek mes ko darom. Tai pavyzdžiui, rudenį yra mūsų pre-season, tai mes leidžiame, bandom irkluoti, kol dar nešalta, jeigu neinam ant koncepto ir darom nemažai štangos. Gal 4 kart per savaitę berods šitam salėj dirbam ir tokia kaip bendro fizinio gaunasi. Bėgiojam, dviratį minam, jums gal irklavimas nėra toks artimas sportas, mums bėgimas yra ir žiemą ypač, kur važiuojam jau tada į šiltus kraštus, ryte irkluojam ir tada kitas dienas per savaitę stengiamės vakarais būna bėgimas, laikui mes ten paleidžiam mus visus krūvoj, lenktyniaujam ten tikrai ir dviratį mina tie, kas negali. Bėgimą tikrai stengiamės kuo daugiau įtraukti, nes mums labai padeda. Ir pagrinde turim tos irklavimas, salė bėgimas. Ir o vasarą labai viskas pasikeičia, štanga mažėja nuo 3 kartų, paskui pavasarį dar pasidaro 2 kartai ir irklavimas vis daugėja ir darom daugiau sprintų, mažiau apimties, daugiau greičio, o žiemą darom daug apimties, mažas greitis. Okay. O kokius dalykus salėje akcentuojat? Ar tai daugiau į staigumą, galingumą, ar jėgą, jėgos ištvermę, kaip daugmaž viskas atrodo? Mes keičiam, kartais darom jėgai, kartais darom galingumai, priklausomai nuo to, kokia yra pasiruošimo fazė. Ir mūsų pagrindiniai pratimai yra pritūpimai, stumimas, traukimas, deadliftai. Tai tie 4 baziniai pratimai ir tada einam per korą, visus mažuosius raumenis, ten su hanteliais daug darom. Dar turim prisiminiau tokią mėgstamą treniruotę ratukai, kur minutę dirbam 30 ilsimės, 4 kartus ir būna berods ten, priklausomai nuo to, kiek žmonių, 10 žmonių, 10 pratimų, 12 žmonių, 12 pratimų ir mes tiesiog sukamės, tokia gaunas kaip ištvermės, bet jo ir hito sesiją irgi labai mėgstam, nes atrodo per trumpą laiką greit praeina, daug padarai. Toks fainas irgi ant pakeitimo, kaip čia pasakyti. Geras. O sudomina labai su tuo bėgimu, kur lenktyniaujat. Bėgat kažkokį paskaičiuotą atstumą, įdomu labai būtų sužinoti, kokie tavo greičiai yra. Jo, tai turim startą, prie 5 km laukia treneris su autobusiuku, kad žinotumėm, kur apsisukti. Ir pakeliui kylant į viršų, jis pavažiuoja tenais, kažką pakomanduoja, kad čia netinginiauti ar tam panašiai, jeigu ką. Ir atgal 5 kilai, bet nesu aš labai greita ten. Greičiausias mano, aš net sunku laiką pasakyti, nes peisiu, žinai, daugiausiai ten gal 4-15, kažkas tokio, bet čia jau turi gerai būti prasibėgęs, ta pati pradžia, tai žinai, nuo 5 minučių pradedi ir vis krenta, nes irgi po vasaros svoris rudenį užauga, mums visiems irkluotojams ir tiesiog gyveni, dar ir kūnas keičiasi, tai ir prie to reikia, nes žiemą būnam visi tokie labiau čabi, tokie masyvesni ir tada pavasarį tiesiog tik pradeda darytis karštą svoris. Ryškinatės. Svoris iš karto jo, bet nieko nekeiti iš mitybos. Valgai tą patį, bet svoris tiesiog krenta ir išdžiūnam, varžybos ir vėl viršų rudenį.
Tu čia tai pasakėjai, aš net nukikenau, nesu labai greita, po 4:15. Bet čia greičiausias, čia rekordas. O tai gerai, tai jeigu tu nesi greita, tai kas pas jūs Hebroj, kas tarp irkluotojų Lietuvoje yra greičiausiai ir per kiek bėga, nežinai? Oi, Dominikas Jančionis 3:06 bėga. Irklavimo stovykloje, ne? Taip. Kur ten vakariniai treniruotė 10. Jo, ir yra dar vienas brolis, dvynys, Domantas, ar tai Dovydas, dabar nepasakysiu kuris, bet irgi bėga 3:06, tai jie ten didžiausias beefas būna tarp jų. Išsikapoja gerai ten, ne? Jo, mes tai taip. O merginų tarpe? Nu, yra kas bėga ir 40, ir iš 40 lipa, ir vat, dažnai tenka mums su graikais pasitreniruoti, mes taip pabendraujam, mačiau, tos merginos tai iš 4 lipa 10 kg irkluotojas. Nu, tai Lietuvos čempionate galimai ant prizinės vietos dar užliptų lengvosios atletikos čempionatas. Jo, tikrai mes, vienas toks graikas mus kažkada tai treniravo, ten jis išrinktas geriausių pasaulio sportininkų trenerių ir jisai pasakė, kad geras irkluotojas turi būti geras bėgikas. Tai dėl to mes ir įtraukiam tą bėgimą ne taip daug kaip anksčiau, būdavo anksčiau Graikijoje ten tokius į kalnus bėgdavom, bet aš dar jau nebuvau, tai sunkiai atsimenu, kad sunku buvo. O šiaip kiek valandų per savaitę sportuoji? Spėju, gal irgi kinta priklausomai nuo laikotarpio, bet taip grubiai sakykime. Nesu skaičiavus, bet mes kai treniruojamės nuo pirmadienio iki sekmadienio. Be poilsio dienų? Be poilsio dienų, ketvirtadienį turim laisvą pusdienį ir sekmadienį turim laisvą pusdienį. Tik va dabar rudenį, dabar toks, sveikatinimasis toksai gaunasi. Padarom vieną, aš asmeniškai negaliu už kolegą sakyti, bet dažniausiai rudenį padarai vieną tokią ilgą treniruotę iš ryto, ten kokias 3,5 valandos, pavyzdžiui, ten padarai kardio ir štangą vienu metu ir viskas. O jau sezono metu, jau kai centralizuotai visi treniruojamės, tai taip, nuo pirmadienio iki sekmadienio. Ok, šiaip skamba sunku. Man... Atsiprašau, kad dar kartą pertraukiau, kartą į mėnesį gaunam kažkur laisvą sekmadienį, kai jau pagal planą ten būna sudėliota, kai jau būni toks nuvargęs ir specialiai man nepatinka laisvi sekmadieniai, bet treneris sako, reikia, tau gal neatrodo, bet reikia, žinai, kai grįžti pavyzdžiui, po tos laisvos dienos, toks biški taip, toks netaip gerai judasi. Jo, atrodo, kartais, kai esi pripratęs prie to ritmo, tai po poilsinės dienos net prasčiausiai dažniausiai jautiesi, bet mano galva tai labai svarbu, gal ne visą laiką fiziškai, bet psichologiškai, kai tiek daug to pastovaus yra krūvio, tai pailsėti nuo jo, kad neužsisuktum per daug tam cikle, tai smagu girdėti, kad bent kartą per mėnesį pailsit. Jo, bet treneris tikrai sako, kai gaunat tą laisvą ar pusdienį ar laisvą dieną, kuo toliau nuo irklavimo, sako, važiuokit, darykit, ką norit, kad tik tai ne prie irklavimo. Labai gerai, teisingas mano požiūris. O šiaip man labai įdomu dėl tų pačių sąlygų, iki kažkiek rudenį plaukėt, nežinau, yra ar temperatūra, ar kritulių kiekis, ar vandens, iki kada jūs ten sportuojat ir kaip apskritai atrodo treniruotės vandenį, nes, aš kaip įsivaizduoju plaukimą valtį, tai tu turi ten tik tai 2 opcijas, plauk pirmin, plauk atgal, nepaplaukėsi kažkur ten labai šonas ir ten 2 valandas zone 1 kažkokio darbo nepadarysi, bent jau man taip atrodo. Tai mes turim trasą, startas finišas 2 km, tai 2 km nuirkloji į viršų, 2 km į apačią, 2 km į viršų, atsigeri, žodžiu, bet jeigu treneris seka iš priekio, pavyzdžiui, su kateriu, tai tada galim jau aplink ežerą plaukti, nes jis sako kairių, dešinių, kadangi mes negalim vairuoti, kaip pavyzdžiui, baidarininkai ar kanojininkai, jie veidų žiūri, kur jie plaukia, tai jie gali beveik kiekvieną kartą plaukti, tarkim, tos zone 1, zone 2 daryti aplink ežerą, jie plaukia iš distancijos, o mes negalim to daryti, nes mums reikia matyti taką, kada baigsis, kad niekur neįsirėžti, plus kai treniruojamės trakuose, tai valtis, laivai, visokie kateriai, tai geriausiai yra distancijų ir taip mažiausiai dairaisi, sukinėjas, tiesiog taip dirbi savo darbą. Tai va taip ir atrodo, būnam iki tol, kol pradeda labai šalti ir lyt, kai jau nebegali, dar einam, kol negali taip ištiesti pirštų, bet kai jau visiškai kur yra tikimybė susirgti, didelis vėjas, žema temperatūra, krituliai, tai jau tada nuo to laiko pradedam nebeiti ir kraustamės į salę. Okay. Nes aš turiu tokį
labai nemalonų jausmą, kuris kiekvienais metais mane kankina, kai žiemą, kai bėgu, nors ir bėgu su pirštinė, bet sušala rankos ir kartais būna taip, kad net rakto nesugebi, raktų skylutėje pasukti. Tai aš net neįsivaizduoju, kaip irklą laikyti ir dar jėgos ten įdėti. Tai jo, šiaip, wow, aš kažkada mačiau irgi, nepamenu dabar, kurio irkluotai nuotrauką, bet apsirengęs termo, mes ten jau bėgam su 3 sluoksniais rūbų laukia, atrodo sninga, o jis irkluoja savo ramiai įsikėlęs nuotrauką. Gerai jau. Kai irkluoji, tai šilta. Tai ir kai bėgi šilta, bet vis tiek laukia ten minusinė temperatūra ar ten vos pliusinė, tai vis tiek. Jo, labai šala galūnės, rankos ir pėdos, mums tą irklą, kai laikyti, tai biški, sudėtinga kartais būna, bet nieko kažkaip. O kiek laiko treniruočių stovyklose būnat? Dabar jau, kai esi jau tokio lygio olimpinio lygio sportininkė, kiek laiko turi praleisti stovyklose ir kur važiuojat dažniausiai? Tai mes važiuojam visą laiką kartu jaunimas, tai iki 23 metų, kur jau nebe jauniai, bet dar iki 23 ir mes suaugę važiuojam kartu į stovyklas, tai 3 savaitės užsienį, 1 namie ir taip pradedam gruodį. Ir baigiam gegužę paskutinė būna. Arba balandį, priklausomai nuo to, koks oras. Jeigu ten turėjom, man atrodo, pernai gal varžybas gegužę, tai jau balandį dar per šalta buvo Lietuvoje treniruotis, nes balandį tas vieną dieną 15, kitą dieną 5. Balandį dabar kalėdos realiai visą laiką būna. Jo, tai mes taip nerizikuojam, jeigu dar plus kažkoks Europos čempionatas mūsų laukia, tai mes dar pabaigiam tą paskutinį ciklą ir jau tada sudalyvaujam varžybose ir grįžtam namo. Tai kažkur apie pusę metų gaunasi išvykus ir jo, tai važiuojam va taip va. Ir vežate su savim savo visą įrangą, visas valtis, viską? Jo, mes pasikraunam autobusą su dviračiais, konceptais, ten kažkiek daiktų įsidedam, visas valtis pasikraunam, visus irklus, absoliučiai viską. Ir treneris išvažiuoja su to busiuku ir tą pakrautą priekabą kažkur tai, kur mes darom stovyklą, važiuojam į Graikiją, Italiją, Turkiją, Bulgariją, tiesiog kaip kada sutariam ir kaip kada kur užsakom. Tai skiriasi. Bet turit kažkokias šiaip bazės pastovės, kur važiuojat ar eksperimentuojat, ieškot? Dabar 2 metus iš eilės važiavome į Turkiją ir į Bulgariją. Tai tikrai jau patikrintas, pavyzdžiui, Turkijoje milžiniškas ežeras, 6 km į viršų, 4 km pločio, tai mūsų ta Zone 1 išvažiuoja ir važiuoja, žinai, tenais iki pat galo, kol ten, nežinau, kiek ten kilometrų susirenka, nemažai. Ir jo, tai va tenais važiuojam tą daryti, tokį pradinės tas treniruotės, o paskui jau, kai reikia greičio, jau pavasarį, ten važiuojam į Bulgariją, tenai labai gera yra trasa, aukšto lygio vyksta pasaulio čempionatai ir tiesiog va tenais. Okay. O aukštikalnės šiaip darot stovyklas, važiuojat? Esu buvus ir anksčiau važiuodavom, bet tiesiog išsiskiria, vieniems žmonėm padeda, kitiem ne. Ir galiausiai tiesiog priėmėm sprendimą, kad geriau bendro fizinę pasidaryti stovyklą tiesiog namuose visi kartu, negu porą ten vis tiek. Būt su komanda svarbu. Nes jo, šiaip aukštikalnės yra tie vadinami responderiai, non-responderiai, kuriem vieniem reikia labai stipriai keisti fizinius krūvius, kiti gauna adaptacijas, kiti nelabai gauna. Tas periodas, kada grįžus irgi optimaliausiai, irgi skirtingas, tai jeigu jūs viską kartu darot, tai tikriausiai sunkokai būtų suderinti tokius dalykus. Jo, ir dar aš buvau jaunimas tada iki 23 metų, kur tu nesupranti, ar čia tau padėjo, ar čia tau patrukdė grįžti, tas iš vis duobė tokia būna. Ir taip ir iki galo nesupranti. Ir vis tiek, man atrodo, yra dabar daugiau tų tyrimų, aš nežinau, ar sumeluosiu, kad tų 3 savaičių net neužtenka. Kad reikia kažkaip daugiau, vos ne kažką aš girdėjau, gal čia treneriai šnekėjo, labai nenoriu sumeluoti, bet tiesiog nusprendėm, kad geriau mums nereikia to daryti. Jo, tai šiaip pagrindinis, čia gal irgi auditorijai, pagrindinis aukštikalnių efektas, arba dėl ko žmonės važiuoja, tai raudonųjų kraujo kūnelių gamyba ir jo, ten buvo atlikti tyrimai, kad per pirmą savaitę praktiškai niekas nepakinta, per antrą ten gal apie 2%, per trečią 4%, o per ketvirtą dar ekstra 4%. Tai iš esmės per pirmas 3 savaitės gauni tą patį, ką dar per vieną ekstra savaitę ketvirtą. Tai jo, reikėtų, jeigu tik tai leidžia sąlygos, galimybės, čia aišku yra vidurkį, ne visiems tai veiks, bet 4 savaitėm jau tada važiuoti į stovyklą bent jau. Paskui jau ilgiau būni, tai irgi būna, kad prasideda ir fizinis, ir psichologinis nuovargis, ir atvirkštiniai efektai, tai jo, reikia labai atrasti aukso viduriuką tą.
O dabar aš šiaip norėčiau dar šiek tiek sugrįžti į keletą metų atgal ir labai tokia įdomi tavo gyvenimo, nežinau kaip čia net pavadinti, situacija, istorija, gal epocha, kai tu dabar 2024 metais esi irklavimo olimpinė prizininkė, o 20 metais realiai metei sportą ir perėjai dviračius. Gali gal truputį papasakot šitą istoriją? Buvo šiek tiek, kad kai prasidėjo COVID'as, tai tiesiog atsimenu, kad buvau sulūžusi šonkauliu tuo metu, atsistatinėjau ir viskas taip sunkiai sekėsi, atšaukė ten mums labai daug varžybų. Galiu labai trumpai, o lūžė šonkaulis? Stresinis lūžis, esu ne vieną turėjus. Bet čia yra populiari trauma tarp irkluotojų, dėl apkrovos tiesiog šonkauliai. Oho. Jo, tai pasitaiko, pradeda skaudėti, tu galvoji, ai, čia nieko tokio, kenti, kol žiūri jau irklo nebegali palaikyti, tada peršviečia, lūžia šonkulis, sako, tai kodėl nesakei, nu, tai nebuvo, tai blogai. Ir poilsis tada. Tai va, gerai, jo, buvo, atsistatinėjau po to lūžio, tada atsitiko COVID'as, išvažiavom namo, visos varžybos atšauktos ir ką daryti tada. Porą žmonių iš komandos nusipirko plentinius dviračius ir aš nusipirkau plentinį dviratį, pradėjau minti, labai patiko, dalyvavau tada ir triatlono varžybose, dviračių varžybose dar tada nestartavau, tiesiog kažkaip baisoka atrodė man ir užsikabinau, nes labai norėjusi to varžybų jaudulio, kur mums visos varžybos buvo atšauktos, plus kadangi ir po traumos buvau, tai sunkiai tiesiog sekėsi įsivažiuoti iš viską į rinktinę atsirinkti. Bet jo, praėjo tie metai, tada jau kaip ir vėl grįžau į irklavimą ir tada jau irklavimas gavosi, kad tuometinė federacija po Europos čempionato nutraukė finansavimą, o aš jaučiausi, kad aš esu labai stipri tuo momentu, ten ant koncepto buvau pasidarius tik tai savo rekordus, tai kaip ir fizinė būklė mano ir forma buvo labai gera. Tačiau trūko to technikos aspektų ir tiesiog federacija sako, viskas, tipo, nebefinansuosim. Ir tada priėmiau sprendimą, kad gaila man tos fizinės formos ir kad man reikia kažkur ją išnaudoti. Tai aš ant savo plentinuko sėdau, tada vienas draugas su manim, dabar bėgikas 100 km bėgo. Važiavus. Danielius toksai, Kostkinas. O, Danielių linkėjimai, tai irgi mūsų klubietis. Jo, tai mes dviese važiavom tada į plento taurę, jis buvo mano mechanikas, mano padėjėjas, kad vis tiek tą dviratį reikia ir pasiruošti ir tenais kažkur reikia nueiti, pasaugoti. Sunku vienai būtų buvę, tai mes kartu nuvažiavom ir aš ten neatsimenu, kurią vietą užėmiau, ar antra, ar trečia buvo amžiaus grupiai. Tai tiesiog labai džiaugiausi, galvoju viskas, dabar užsikabinsiu ant dviračių ir tiesiog taip norėjau važiuoti į Paryžių, kad atrodė, bet kokią kainą, man atrodė, aš nežinau, su bet kuo tiesiog norisi į olimpinę žaidynės tą svajonę ir bandžiau užsikabinti ten ir ėjau ten ir pas trenerius, ir Olivija Boleišytė dviratininkė labai daug padėjo ir treneriai Gediminas Bagdonas, Gediminas Kastanauskas ir federacijos prezidentas, tiesiog visi atrodė, visi matė kažkokį potencialą ir norėjo man padėti, bet greit supratau, kad to bebaimiškumo jausmo neišugdys taip lengvai, kad neišmoksi nuo to kalno taip greit leistis. Jeigu tau baisu, tai čia nežinau kiek, aš iš savo patirties sakau, aš taip ir nei biškio man nepagerėjo, nei trupučio. Tai nusprendžiau, kad viskas reikia tiesiog rišti visus sportus ir eiti pradėti dirbti. Ir pradėjau tada dirbti. Ir kažkaip per pirmas darbo atostogas su draugu nuvažiavome į Paryžių, vaikštom, žiūrim olimpiniai žiedai. Čia buvo 21 metai ir aš tokia žiūriu, galvoju, vaiką, ar tikrai viskas, ar tikrai jau čia metas baigta karjerą ir tokia atrodo, jaučiu, kad dar turiu kažką duoti šitam sportui, toks buvo, sakau, Simai, ar grįžti man į sportą ir jisai palaikė ir tiesiog mano vaikinas ir tiesiog padėjo man vėl sugrįžti ir jo, dabar turim, ką turim. Tai tokia, sakyčiau, visai įspūdinga istorija, kai jau 20 meti sportą, jau atrodo perdegusi, su stresiniais lūžiais, nebenori nieko daryti, atrandi dviratį, kur šiaip čia irgi geras klausimas, ar buvo tokių minčių, kad pradėjai mint, lyg ir gerai sekasi, visi čia mato potencialą, nebuvo taip, blemba, jeigu būčiau anksčiau pradėjus, ką aš čia galėjau pasiekti? Jo, visą laiką taip galvoju, kad
kiek čia dar keli metai, gal net tai bijočiau važiuoti. Okay. Bet jo, tada vat, grįžo tikriausiai ta aistra, tai dar prie dviračio truputį sugrįšim, bet čia šitoje vietoje įdomu, tai tiesiog gal to reikėjo kažkokio laiko nuo sporto, kad pasiilgtum jo, ar... Aš manau taip, ir kaip ir sakiau, kad viskas vyksta ne veltui, kad viskas turėjo tai būti, kad tuometinė federacija nepatikėjo ir aš galbūt pati nebūčiau išėjus, jeigu man nebūtų nutraukę to finansavimo. Ir aš atsimenu, dar kreipiaus pagalbos į draugės brolį, kad jis man parašė irklavimo planą. Išeinu irkluoti, ir nebegaliu irkluoti. Tiesiog federacija manim netikė, atrodo, aš savim nebetikiu, ką aš čia darau ant to vandens, trenerio nėra, nes tuo metu net mano dabartiniai treneriui Karoliui net neleido jam dirbti su manim. Ir tiesiog, kadangi, aš nebepriklausau jau kaip ir federacijai, tai mes neturim naudoti ant tavęs resursų iš vis. Tai buvo ir sunku ir jam pasidalinti, nes jis vis tiek turėjo su ten savo užduočių, su kuriam turėjo dirbti, ten kitom komandom. Tai tiesiog visiškai tada palūžau ir jo, manau, kad jei nebūtų tas atsitikę, nebūčiau išėjus ir galbūt nebūčiau atradus tos meilės irklavimo iš naujo. Ok, geras. O šiaip dviračio treniruotės, kurias darėjai, labai skiriasi pats krūvis, viskas nuo to, ką irklavime darydavot? Jo, buvo daugiau ištvermės negu jėgos, nors ir padarydavau tos sprintukus ar kažką tai tokio, bet pagrinde būdavo ta dieninė treniruotė, kaip mes ant vandens darom, 1,5 arba 2 valandos, gryno irklavimo, tai ten būdavo 3 valandos gryno dviračio tiesiog. Ir jo, retai, kada aš kažkaip dariau tos sprintus, bet ne tiek daug, kiek irklavime reikėjo. Tai pagrindė tą ištvermę bandžiau išsiauginti ir pedalavimą, tokie techniniai irgi aspektai, kurių iš vis neįsivaizdavau, kaip daryti. Tai ir ten mokinausi. O šiaip, kaip manai, padėjo tas irklavimo, ar tiesiog tai buvo kitas šalutinis krūvis, nes vis tiek kojos dirba visai kitaip, rankos iš viso nieko neveikia ant dviračio, tai kaip manai, ar tas padėjo, ar tiesiog padėjo neprarasti formos per tuos metus? Aš manau, kad padėjo ir iki dabar būnu irkluoju ir pas mus irklavime yra, kad turi būti tas įris toksai kaip ratas, ten padarėjai, ištraukiai, niekada rankena nesustojant, visą laiką sukasi kaip ratas ir treneris įsivaizduoja, kad mini pedalus dviračio, bet tiesiog jo, ten irklavime dirba kojos, dviratį dirba kojos ir nuo savo sporto šakos pailsėti visada yra gerai, pailsi. Dažnai būna, kad rudenį sugrįžtam irkluoti ir treneris sako, geriau irkluoji nei sezono pabaigoje, nes tiesiog visi raumenys atsigavo, galva atsigavo. Tai jo, manau ir taip, ir taip. Ok, nice. O šiaip dar irgi toks biški nukrypimas, bet kiek laiko savo duodi pailsėti po sezono? Tai olimpiniai metai čia dabar gal šiek tiek kitaip viskas neįprastai, bet baigėsi varžybos kažkokios pagrindinės paskutinės ir kiek tada laiko nesėdi į valtį? Dažniausiai mėnesis, pusantro ir tai, kai pradedi sportuoti, tai jau ar dviratį mini, ar ten kažką tokio salėj, kažką vis dar neirklavimą. Ir jau tada, kai paskelbė mums datą, mes turim tokią kontrolinės varžybos tokios, testavimai, kad atsirinkti rinktinę, mes turim testus, jie išmėtyti per visus metus ir kai paskelbė jau pirmąją datą, tu tada žinai, ten pernai buvo berods, ten lapkričio kažkada, ir tu žinai, kad tau pasiruošti reikia plius minus 3 savaičių, kad tą patį pirmą baseline padaryti, ir jau tai pradedi atgalinę datą pasiskaičiuoji, bet šie metai visiškai kitokie, aš kiek čia ilsiuosi 2 mėnesius ilsėjaus, kelias savaitės ir gauti čia jau 3 mėnesiai gal ir kadangi tie metai tokie laisvesni, tai ir stengiuosi ant savęs nepykt, kad taip ilgai sirgau, nes tiesiog ne mano kaltė, kad susirgau, tas imunitetas neatlaikė ir jo, dabar jau taip laisviau šiais metais tikrai. Okay. O dar toks irgi cikliškumo klausimas, tiesiog ar labai stipriai skiriasi fizinis krūvis treniruotės olimpiniais metais, lyginant su neolimpiniais, sakykime, dauguma olimpinių sportininkų gyvena 4 metų ciklais. Tai kaip tavo atveju irgi atrodo, nes tu neturėjai 4 metų, bet iš esmės ar paskutiniai metai yra kažkokie kitokie, ar viskas sudėliota, sustiguota? Šiaip mūsų treneris pradėjo dirbti, jisai vėl grįžo į rinktinį ir mus treniruoti prieš, čia vyriausiasis treneris, kuris sudarinėjo mums planus ir visa kita, tai jisai pradėjo dirbti prieš 2 metus. Tai visi kelialapiai, jis realiai rudenį pradėjo, mes turėjom su juo pilnus metus ir 2 metai buvo olimpiniai.
Tai sunku pasakyti apie 4 metų ciklą, bet pernai aš atsimenu, kaip čia pasakyti, mes vėl patekom į jo rankas, mes neturėjom to baseline labai. Tai labai daug darėm, daug apimties. Būdavo pairkluojam tenais 20 km, grįžtam, užkandam vėl 12, tada vakarinė treniruotė. Toksai, kur labai daug kilometrų rinkom. O šiemet aš pastebėjau, kad iš tikrųjų buvo mažiau tos apimties, nes mes jau kaip ir formai tokio, jau pasiruošę šiek tiek geriau ir turėjom daugiau to jėgos tokių treniruočių. Tai va tas gal pasikeitė, bet nežinau, ar čia buvo susiję su olimpinių metų cikliškumu, ar čia buvo susiję su tai, kad jis, kai atėjo, mes tiesiog neturėjom to baseline gero. Ja, čia tikriausiai gal irgi menas ir magija jau ir trenerio pamatyti. Jo, čia trenerių aš nesuprantu. Aš dar tokį labai svarbų, šiaip manau, klausimą turiu tau, nes šiek tiek paminėjai ir tą pro sportą, darbą paminėjai, tai dauguma ir jaunų sportininkų, bet ir apskritai, kai galvoja apie pro sportą, tai įsivaizduoja, kad pro sportininkas, tai čia jo yra pagrindinė veikla, kuria jis užsiima, už ką gauna atlyginimą, kas šiaip pagal apibrėžimą taip ir yra pro sportininkų laikomas tas, kuris iš to gyvena. Tu iki vasario mėnesio, jeigu neklystu, turėjai darbą, dabar dar ir studijuoji. Papasakok šiek tiek apie savo ryšį su darbu ir sportu, kaip visą tai veikia, kaip tai suderinti, nes kai kurie žmonės neįsivaizduoja, kad galima dar šalia olimpinio lygio sporto turėti ir dar kažkokį normalų darbą. Taip, tai čia pas mus Lietuvoje gal tokia išimtis, kad mes iš tikrųjų sportininkai labai gerai gyvena, gauna labai gerus atlyginimus. Galbūt mes neturim tų rėmėjų tiek daug, kiek kitose šalyse ir kas kitose šalyse yra pagrindė tie pinigai ateina iš rėmėjų. Dėl to, kadangi mes jų neturim, mums reikia valstybės pagalbos. Bet viskas prasidėjo mano darbas nuo to, kad aš tiesiog nei sportavau, jau nebeturėjau to irklavimo, nusprendžiau sustoti su dviračiais ir reikėjo tiesiog pinigų išgyventi. Bet aš taip užsikabinau tam darbe, kad man tai patiko ir kai jau grįžau į irklavimą, aš tiesiog jo nemečiau, kadangi darbas buvo nuotolinis. Aš nedirbau tiesiogiai su klientais, tai man nebuvo taip, kad man vis laik reikia turėti telefoną prie savęs, kad man pakelt ragelį ar kažkas tai tokio. Aš turėjau tiesiog didelę, sakykime, krūvą užduočių, kurias aš turiu padaryti per dieną. Ir aš jas darydavau, atsimenu, nuo 6 ryto tiesiog, kad atsikeliu, pavalgau, kol virškina, aš dirbu prie kompiuterio. Tai toksai, toks čia kaip pasakyti, tas balansas ir atsiranda. Vis tiek man labai svarbu, kad mano fizinį krūvį atsvertų psichologinis. Dėl to, kai netekau darbo, pradėjau mokytis, duomenų analitikos. Tai jo, tikrai labai sunku, bet svarbu man, tiesiog nežinau kodėl, man svarbu stimuliuoti tos smegenis, kad ir pabėgti nuo irklavimo ir tada labiau mėgaujas to sportu. Sunku, bet įmanoma, panašu. Įmanoma. O šiaip apskritai kiek svarbu, čia absoliutinti tikriausiai negalima, kiekvienas, visi esame skirtingi, bet tavo atveju kiek svarbu pradėti rūpintis, net būnant sportininku, būnant aukščiausio meistriškumo sportininku, ta antra karjera arba darbu, ką veiksi po sporto? Oi, labai svarbu, man atrodo, vien mano pavyzdys parodė, kad bet kurią akimirką tau gali tiesiog federacija nutraukti finansavimą, net ne valstybė. Valstybė, aišku, ten yra įstatymų, viskas apibriešta ir terminai ir panašiai, bet federacija gali nutraukti bet kurią akimirką. Tai aš mokiausi Amerikoje, kai baigiau mokyklą, tiesiog gavau pasiūlymą ir nedvejojau net, tiesiog iš karto sutikau važiuoti, nes žinojau, kad čia mano galimybė irkluoti ir gauti įsilavinimą vienu metu. Lietuvoje dar kartais sunkesnės sąlygos, bet jau tikrai atsiranda daugiau programų, kur galima nuotoliniu mokytis ir važinėti stovyklas, kadangi pusę metų praleidžiame, bet ten buvo toks miksas. Tai iš karto mokslus baigiau, jau tokį diplomą gavau, jau tas diplomas kaip ir leido man užsikabinti už to darbo. Ir labai svarbu ir nežinau kaip lietuviškai pasakyti, bet I can't stress this enough. Negaliu pabrėžti pakankamai. Jo, gali atsitikti bet kas, bet kurią akimirką ir labai liūdna, kai žmogus neturi nei pinigų, nei išsilavinimo, nei jis nežino, ką jisai darys ir tiesiog labai sugniuždytas toks atrodo turėtų jaustis ir tai nežinau kaip čia.
Tai iš esmės, tavo pavyzdys rodo, kad tikrai reikia pradėti rūpintis, reikia galvoti, nėra sportas amžinas, kažkada vis tiek ateis ta akimirka, kai reikės padėti irklus į šoną arba pakabinti batus ant vinies. Tai tikrai irgi raginimas, ypač gal jauniems sportininkam, kad planą B turėti reikia. Anksčiau ar vėliau jo reikės, tai tikrai galvot, ką su to gyvenimu darysi. Jo. Bet šiaip dar labai įdomu iš finansinės pusės, nes paminėjai kelis kartus, kad nutrūko finansavimas. Ar įmanoma, įmanoma tikriausiai, bet kiek brangus yra irklavimo sportas? Nes įtariu, kad jeigu tu nesiremiamas federacijos, tau reikia turėti savo valtį, reikia turėti irklus, reikia tą pačią logistiką, jeigu kažkur nori išvažiuoti, bazės, jo. Jo, man tada federacija pasakė, gali naudotis ten viena iš valčių, gali naudotis irklais, bet nei trenerio, atrodo, nei kažkokios tai pagalbos. Ir kai tu tokioj žemoj savirtis vietoje, atrodo, man kas iš tos valtis. Bet iš tikrųjų paprastam, žmogui, užsienį, žinau, žmonės perka savo asmeninės valtis, bet vienvietė valtis nauja ar apynauja kainuoja apie 14 000 eurų. Irklų pora kainuoja irgi apie 1000 eurų gal. Tai jau nemaža suma, tada tu turi kažkur tą valtį laikyti. Ir jeigu važiuoti, galima dėti ant automobilio stogo, bet reikia tų specialių laikiklių. Vien irklas yra 3 metrų ilgio. Negaliu pasakyti, kiek valtis tiksliai yra metrų ilgio, nes nuo dydžio skiriasi, bet sunku savarankiškai tai daryti. Ir mes, kadangi, pavyzdžiui, turim netgi federacijai aprašus tokius dabar, anksčiau, su ta praeita federacija tiesiog paskambini ten prezidentui ir kažkam man reikia tos valtis. Jisai sako gerai arba ne, bet dabar nauja federacija, nauja valdžia, viskas aprašyta, kad jeigu tu ten atsirinki į rinktinę, tu gauni inventorių, pavyzdžiui, tai tas labai svarbu. Okay. Tai žodžiu, mes bėgimo pasaulyje labai galim džiaugtis, kad iš esmės, jeigu nori bėgioti, tiesiog nusipirki bėgimo batus, užsidedi aprangą, ten aišku, paskui jau įlendam į laikrodžius, maistą ir visą kitą, bet 14 000 eurų jokia batų pora nekainuoja ir mes, kai dabar čia bėgimo pasaulyje išpopuliarėjo labai prieš porą metų Adidas tokie nauji batai, maratoniniai, kur realiai skirti vienam maratonui ir kainuoja 500 eurų ir čia jau belia koksai ažiotažas, kad čia jau kosmosas, toj dviračių sportą tapsim. Tai irklavimas, dviračiai dar tikrai visai kitam lygiai yra šitoje vietoje ir tikiu, kad labai sunku yra. Apie finansus šiandien kalbam, tai aš dar tokį priminimą čia ir mūsų auditorijai, tave irgi gal supažinsiu, nežinau, tikriausiai nežinai, bet mes turim Contribui platformai, šitą visą turinį, kurį kuriam, tai tiesiog keliam į Contribui platformą ir viso to misija yra skirti jaunojo sportininko stipendiją, tai visus pinigus, kuriuos žmonės prenumeruodami mums surenka, mes tiesiogiai skiriam jauniesiams sportininkam. Tai šiuo metu turim 2 sportininkus, Džiugą Balčiūną ir Edvardą Aukštuolį lengvaatlečius, kuriem esam po 1000 eurų stipendiją skiria ir tikslas yra palaikyti jaunus sportininkus, kurie baigia mokyklą, kad nepamestų motyvacijos sportuoti, kažkiek prisidėti prie jų, tai čia žmonėm priminimas, kad galite tą dar padaryti ir nuėję į mūsų Contribui platformą įmesti kelis eurus. Ir kas yra faina, kad dabar Contribui platformai, tiem žmonėm, kurie mus remia, mes uždavėm klausimą, pasakėm, kad tu ateisi į laidą ir paprašym užduoti klausimus tau. Tai tie, kurie prisidės, galėsit irgi kitiem pašnekovam užmesti vieną kitą klausimėlį. Tai turim 3 šį kartą klausimus tau ir pirmas iš jų tau yra, kas labiausiai patiko olimpinėme kaimelyje. Olimpinis kaimelis buvo labai įdomus, nes buvo daug visokių skirtingų šalių. Mes praleidom olimpinėse žaidynėse 2 savaitės, bet olimpiniam kaimelį aš gal buvau 4 dienas, dėl to, kad mes gyvenom viešbutį, kadangi mūsų ežeras buvo labai toli ir būtų tiesiog per daug važinėjimų. Bet patiko atmosfera, kad labai daug sportininkų, visokių skirtingų, bet gerai, šitoks mėgstamiausias dalykas buvo tokie kioskeliai ir tenai buvo kava, labai skani Costa Coffee ir buvo daug bandelių visokių tais brunčo, tai ateini, pasakai, ko nori, jie tau duoda ir ačiū ir viso gero ir nereik mokėti. Merci beaucoup, Arewa, ne? Jo, tai čia toksai, kur visiškai mums, nežinau, buvo wow.
geras. Tai gal tas labiausiai patiko. Tai tikriausiai būtų labiausiai patikę dar kokios 5 dienos po olimpinių žaidynių kaimelėje viską išragauti, viską išvalgyti. Mes ir likom po Okay. olimpinių žaidynių, ne prieš, nes tiesiog, kad susikaupti į darbus, o paskui jau pailsėti. Tai buvo nusiaupta ir klotoje, ne, ten viskas. Oi, tikrai buvo. Okay. Dabar kitas klausimas yra šiek tiek jau rimtesnis, bet jau šiek tiek gal irgi palėtėm šitą dalį, tą post-olimpinį laikotarpį. Tai klausimas yra toksai, esu girdėjęs, kad dalis sportininkų po aukšto lygio varžybo, ypač laimėjo medalį, patiria depresiją. Ir ar tau teko patirti kažkokį panašų jausmą? Kažkokių tais ženklų buvo tikrai, nes tu nesijauti kažkoksai kitoks nuo to, kad tu laimėjai medalį ir atrodo, kodėl čia visas šitas vyksta. Ir tikrai, kaip ir minėjau, buvo tie nerimo tokie, kur aš važiavau net kardiogramą darytis, aš skambinau į FIDEją, į mūsų gydytojams, sakau, aš atvažiuoju, nes man atrodo, aš mirštu. O ten iš tikrųjų kažkoksai, tai ar panikos, toksai, ar nerimo priepuolis kažkoksai buvo, tai sunku pasakyti, kodėl taip vyksta. Ir nubrėžti, kad čia tikrai dėl to, nes juk nesunku pakelti telefoną, pasakyti taip arba ne, man nesunku duoti kažkokį interviu 30 minučių, bet atrodo, gal tu per daug save išdalini, arba gal tas jausmas laimėjus medalį nebuvo toks, kokio tu visai tikėjaisi. Nežinau, sunku pinpointint, bet tikrai reikia atsistatyti, manau, po tų olimpinių žaidynių ir sakau, patyriau tikrai pati tų sveikatos, kur peržiūrėjo net širdį ir dariausi kardiogramą, sakau, nes manau, kad, nežinau, reikėtų ir pačiai daugiau pasidomėti apie tą Olympic Blues. Bet kaip manai, ar tai yra toks gal vienkartinis to pirmo karto dalykas, ar, pavyzdžiui, jeigu pavyktų kitą kartą tą patį patirti, ar būtų lengviau, kaip įsivaizduoji save? Nežinau, labai sunku, dabar bandau atgaminti, pavyzdžiui, po pasaulio čempionato, jeigu tu nepadarai visko, ko galėjai, tada tikrai būna tas etapas, kur galėjau geriau, galėjau ten biškai kažką, tai tokia savigrauža, tada grįžti nenori ilsėtis, eiti sportuoti, nes tu kažko tais nedadarei iki galo. Tai toks gal labiau būdavo ir tada po kokių 2 savaičių to sporto, po pagrindinių varžybų galvo gerai, dabar reikia pailsėti, atsigauti. Bet jo, sunku pinpointint, gal po antrų olimpinių žaidynių pavyks. Turėsi daugiau ką pasidalinti, bet kad reiškiniai kažkokie tai buvo, tai tikrai. Pakviesim, paklausim po 4 metų, kaip kas bus. Gerai. Ir dar trečias klausimas iš Contribute platformos. Šitas jau pats rimčiausias gal toksai, tai ar plauki baidarėmis laisvalaikiu? Ir gal turi patarimų, kaip optimaliausiai plaukti baidarėmis žmonėms? Mano vaikinas yra baidarininkas. Aš baidarėm neplaukiju. Nesu net buvus, kur su draugais tenai visi varo vasarą plaukti. Tai čia apie tokį yra Merkio upė. Jo, dėl to, kad mes sportuojam sekmadieniais, tai kaip ir toks gaunas, kad šeštadienį 2 treniruotės, jau kada tu važiuosi, sekmadienį per tą laisvą pusdienį, dažniausiai tiesiog noris pailsėti. Ir kaip optimaliausiai plaukti, čia mano vaikino reikėtų paklausti, jis baidarininkas tikrai, aš neįsivaizduoju. Tai iš esmės aš tikiu, kad tai tas laisvalaikio praleidimo būdas gal nebūtų labai laisvalaikio, nes vis tiek asocijuotųsi su treniruotėm, su darbu ir įtariu, kad čia kaip ir su 10 km bėgimais, tai ten gonkės geros būtų, jeigu išplauktų ir klotai su baidarimu. Manau, būtų smagu. Visai šiaip gal būtų net įdomu suorganizuoti tokį dalyką. Gerai, tai ačiū Contribui prenumeratoriam už klausimus, tikiuosi, kad biškai praskaidinom dieną su šitais. O pabaigai gal tokį vieną paskutinį iš tikrųjų norėčiau apie jaunimą tą patį irgi pašnekėti ir šiaip visai nemažai jaunimo žiūri šitas laidas mūsų, tai dauguma, aišku, auditorijos yra bėgikai, gal kažkiek dviratininkų, tikiuosi, kad dabar ir klotai. Ir dauguma jaunų sportininkų tikriausiai labai įsivaizduoja, kad pasiekti aukštus rezultatus galima greitai, čia ir dabar, kartais gal yra spaudimas iš trenerių, kad jeigu yra kažkiek talento, tai tu jau olimpietis, tu čia būsi. Tu pati pradėjai ir kloti 15 metų, jeigu neklystu, vidury dar turėjai tarpą, kai iš viso to nedarėjai, dabar 28 tapai olimpinė bronzininkė ir dar tarp kitko, tai jau čia yra pavyzdys,
14 metų sporte ir aukščiausias pikas pasiekimas 28 metų, aukščiausias kol kas. Tavo varžovė antrą vietą, kuri iškovojo zelandietė, jai yra 37, jinai yra sidabro medalininkė. Tai ką tai pasako apie sportą arba ką galima būtų jaunimui pasakyti, koks požiūris turėtų būti į sportą apskritai? Jo, tai norėjau iš pradžių pasakyti, kad labai gražu, ką darot su jaunojo sportininko stipendija, nes tas tarpas, kai tau reikia pereiti, tarkim, tu kur dar mokaisi mokyklai, kai viskas gerai, tu gyveni pas tėvus, viskas normalu ir tada bam, tu baigiai mokyklą, universitetas, tau reikia mokytis, tau reikia išsikraustyti, pačiam gaminti valgyti, tada iš kažkur gauti pinigų, tas metas yra pats sunkiausias. Ir labai labai svarbu nepamiršti to, kodėl tu pradėjai sportuoti, ką tau tas sportas reiškia ir sutelkti visas jėgas, kad tuos dalykus ir tuos jausmus prisiminti, nes tik jie padės išlikti tokiais sunkiausiais momentais, kur tu galvoji, kam aš čia darau dabar, jeigu niekas čia bet iš tikrųjų pas mus, pavyzdžiui, sporte, tikrai pikas 30 plus yra ir vienetai, kurie tenais labai jauni kažką tais pasiekia, nes tu ne tik savo fizinį pasiruošimą, kaip čia pasakyti, tobulini ir lavini, bet ir savo psichologinį pasiruošimą, kuris reiškia labai labai daug. Tai manau, kad visiems tiem jauniesiams sportininkams labai norėčiau pasakyti, kad jūs nepasiduokit, o užsirašykit ant lapo, kodėl jūs darot tai, ką darot, kodėl jums šitas sportas brangus, kaip jis priverčia jūs jaustis ir panašiai. Tada ant tų jausmų ir to galima kažkaip užsikabinti, nes aš ir pati savęs dažnai su šitą kalbuosi, kaip man smagu būti ant ežero, kaip man patinka tas jausmas, kaip man patinka tas jausmas po treniruotės, kaip man garsas valties lystančios patinka, kaip man patinka būti ant ežero, žiūrėti saulėtekį, saulėlydį, būti gamtoje, tiesiog tokie ieškai tų pliusų ir ant jų užsikabini ir juodžiausiam dienom bandai prisiminti, kad tu pradėjai dėl to, kad tau patinka būti čia, o ne dėl to, kad visą laiką nori kažko pasiekti, bet tai nėra juk tas pagrindinis visą laiką dalykas. Galbūt svarbu, kad jis nebūtų pagrindinis dalykas, nes gali greit pasiduoti, neišėjo. Labai gražu, šiaip faina ir aš norėjau klausti, kokia yra tavo motivacija sportuoti, bet tu labai gražiai viską čia papasakai vaizdingai ir klausiau ir pats įsivaizdavau, net būtų įdomu patirti tą jausmą, tą pro šoną tekantį vandenį, kai irkluoji. Ir suprantu, kad procesas tikriausiai yra kur kas svarbiau negu pats rezultatas. Taip, ir tie draugai, tos pažintis, kurias tu užmesgi ir mano daugiausiai draugai yra iš irklavimo, geriausios draugės, skrisiu į vestuvės į Ameriką, mes ten susipažinom tiesiog irklavimo komandai ir tiesiog tie ryšiai ir tie visi jausmai, mes juk dėl to ir gyvenam. Kad ir kaip klišiškai skambėtų, bet kelionė svarbesnė į kalno viršūnę negu... Taip. Okay. Tai paskutinis tikriausiai klausimas, kas dabar tavęs laukia artimiausiu metu, kaip atrodo dienotvarkė, 2 mėnesiai po olimpiados, kada pradėsi vėl jau grįžti į sportą. Tai planavau grįžti į sportą prieš 3 savaitės ir tada susirgau ir iki dabar negaliu sportuoti, nes geriu antibiotikus. Bet aš kaip ir jaučiuosi gerai, viskas gerai, bet negaliu dar sportuoti, tiesiog yra tokie gydytojo nurodymai ir už 2 savaičių Amerikoje turiu varžybas. Bet jos yra komercinės, bus mano varžovės Olandė, Zelandė, 1-2 vietos olimpinėse žaidynėse ir 5 vieta amerikietė ir aš. Ir tenai bus 700 metrų, bus toksai, mes važinėsim po mokyklas, bendrausim su žmonėm, toks labiau for fun. Community building irgi toksai. Community buildingas, jo, ir aš norėjau varžyti su jom, bet akivaizdžiai aš tiesiog dalyvausiu, nes antibiotikai, temperatūra, 3 savaitės ant sofos gulėjimas ir tiesiog, kad ir kaip norėtum, kartais tu nepasirinksi ir bandau čia save kažką su treneriu, kodėl čia taip atsitiko, bet aš geriau nepasijausiu nuo to. Tiesiog tai reikia kažkaip sukast dantis ir važiuoti ir pasimėgauti tą atmosferą, nes kviečia tik tai 4 žmonės, 4 merginas, ir 4 vaikinus dar, bet būti tarp jų čia yra jau toks pasiekimas ir toks didelė garbė. Žodžiu, tai tiesiog stengsiuos
gerai praleisti laiką ir kažkaip savęs negriaužti. Bet žinau, kad mums treniruotės prasidės centralizuotai su komanda nuo sausio. Ir tiesiog grįžus labai vilsiuosi, kad jau galiu sportuoti ir kad galiu grįžti po biškį į ritmą, nes man smagu sportuoti. Tai va tokie dalykai ir laukia. Ir nuo sausio pradėsim naują sezoną ir po biškį kopsim į viršų. Super, tai ačiū tau labai, Viktorija, kad pasidalinai savo patirtim, savo išgyvenimais, įžvalgom ir patarimais. Labai daug, manau, čia tikrai galima bus ką išsinešti ir labai faina, kad ir jaunimą palėtėm, kad tikėkime, kad pasieks jų ausis tam tikros žinutės. Tai didžiausios tau sėkmės, tikiuosi, kad kelionė Amerikoje tikrai bus smagi, faina ir pavyks ten, kaip suprantu, ir vestuvės suderinti, ir komercinės varžybas. Ne, vestuvės vėliau, dabar čia varžybos. Okay. Tai bet kokiu atveju. Tai lauksim toliau, kaip tau viskas seksis, klostysis ir dabar atsinešiu su savim gal šiek tiek ir kitos auditorijos, ne tik tai įprastos ir tikiuosi, kad mūsų žiūrovai šiek tiek labiau įsigilins į irklavimo sportą ir stebės ne tik tai olimpinės gal, bet ir kitus čempionatus varžybas. Į Trakus galbūt atvažiuos, kur turim puikią bazę ir vyksta irgi čempionatai. Berods Europos čempionatas kažkada ir vyko Trakuose? Vyko jaunių ir jaunimo varžybos ir dabar vėl vyks šiemet kažkokios tai varžybos berods. Tai... Šiemet ar kitai? Ta prasme vasarą. 25. Vasarą berods turėtų būti, jeigu neklystu. Tai tikrai dar per Joninės ar prieš Joninės kažkaip vyksta gintarinių irklų regata, populiariausia tarptautinė regata Lietuvoje, vyksta jau ten labai daug metų. Tai jeigu kažkas bus įtrakusi, užsukit pasižiūrėti, tikrai labai didelė graži irklavimo šventė ir batutai vaikams, ir maistas, furgonėliai, tiesiog tokia graži šventė, kur galima pamatyti sportą. Važiuosim. Tai ačiū dar kartą, ačiū visiems, kurie išklausė ir iki kitų kartų. Ačiū labai, kad pakvietė, iki.